kažkaip šiandien vėsu man pasidarė, tai apsirengiau šilčiau ir ateinu su tavim pasidalinti tai, ką esu pažadėjusi, pasidalinti savo patirtimi su Inner Balance. Taip, aš jau jį išgėriau, visiškai jau nebeliko, tai galiu drąsiai pasidalinti savo potyriais. Tačiau noriu dar papasakoti, kokį potyrį su Inner Balance esu patyrusi, nežinau, jau metuose pasimečiau, tai gal kokius prieš 3 metus dariausi kraujo tyrimą ir kraujyje rodė neaiškią alergiją. Ir pradėjau gerti Inner Balance. Po mėnesio kurso pasidariau vėl kraujo tyrimą ir džiaugiuosi pamačius rezultatą. Kraujo tyrimas buvo labai geras, jokios alergijos nebuvo. Beje, dar šitą Inner Balance parekomendavau merginai, kuri atsikėlus ryte pajautė, kad, sukilo rūgštingumas pakilo. Sako, gaila, kad nėra sodos, vaistų neturiu. Sakau, pabandyk išgerti vieną paketėlį Inner Balance. Ir tikrai, ar po 10, ar po 15 minučių, tiksliai nepasakysiu, nes tai buvo senokai. Jinai ateina pas mane, sako, žiūrėk, aš labai gerai jaučiuosi, man praėjo tas rūgštingumas sukilęs. Tai irgi buvo džiaugsmas, kad padėjau išspręsti problemą tą akimirką. Tai ką, grįžtam prie mano mėnesinio gerto kurso. Taigi, ką aš šį kartą pajutau, nes aš pastebiu, kad kiekvieną kartą Inner Balance'as vis sprendžia vis kitas iškilusias mano organizme problemas. Tai pirmas dalykas, tai pagerėjo miegas. Nesakau, kad aš visiškai blogai miegoju. Oi, ne. Miegas buvo tikrai, kaip manau, visai geras. Tačiau pastebėjau tokį, kad kietesnis jis tapo. Ir kai nueidavau naktį į tualetą, aš daug greičiau vėl užmigdavau, negu anksčiau būdavo. Tai kadangi gerdavau naktinius paketėlius prieš miegą, tai ten irgi yra įvairių miegų skatinančių ingredientų, tai tikrai pasijautė. Kitas dalykas, ką aš pastebėjau, kurio neplanavau, kad tai man gali nutikti, tai nukritę keletą kilogramų. Virš kilogramų, galima sakyti, paskaičiavus. Aš, kai pradėjau gerti Inner Balance, tikrai prieš tai nepasisvėriau, nes ne mano toks tikslas buvo. Aš tiesiog norėjau nusišarminti organizmą, prasivalyti, nes ir kavos, saldumynai, visokie tokie dalykai lenda į mano organizmą. Tai vieną rytą atsikėliau, galvoju, pasisversiu. Ir net minčių nebuvo, kad nukris, nes nesilaikau kažkokių, negeriu papildų, kurie mažintų svorį. Tokių labai, kuriuos dažniausiai gerdavau anksčiau, mažinant svorį. Aš žiūriu, wow, virš kilogramo yra man nukritę. Galvoju, Inner Balance'as taip pat veikia. Tai labai apsidžiaugiau. Ir trečias dalykas, kurį aš labai pastebėjau, tai buvo labai lengvos menstruacijos. Ir jokių vaistų nereikėjo, nes buvo toks mėnesis, kad tikrai teko gerti vaistus ir tikrai nemalonus jausmas, PMS. Šį kartą ar taip lengvai buvo, kad labai gera, ir aš mačiau vienos merginos irgi atsiliepimą apie šią situaciją, galvojau, geras, kaip faina, ir štai, ir mano situacija taip pat ta pati. Tai labai džiaugiuosi, kad išgėriau visą kursą Inner Balance. Aišku, buvo tokių dienų, kur pamiršdavau, ypač vakare išgerti, tai dar reiks pabaigti, nes liko 2 vakariniai kokteiliai. Supratau, kad buvau praleidusi vakare gerti, bet nieko, išgersiu likusi, bet, kaip sakant, praėjo tas visas 30 dienų ir džiaugiuosi atradus Inner Balance. Tad kviečiu ir tave, nors kartą per metus, išgerti Inner Balance. Ir negaliu pasakyti, kokią tau problemą gali išspręsti, nes aš nepažįstu tavo organizmą, nežinau tavo situacijos, bet gali tiesiog, vienai gali ir sutvarkyti migreninius skausmus, nes yra merginų, kurios dalinosi
taip pat kaip ir truputį numesti nereikalingų kilogramų, bet aišku, jau truputį reikia kitaip jį naudoti, jei nori, kad nukristų kilogramai. Dar daug įvairių gali dalykų pagelbėti. Arba tiesiog nusišarminsi, prasivalysi tą organizmą. Tai štai, tokia mano patirtis, toks mano pasidalinimas. Jeigu išklausai iki galo, kviečiu uždėti širdelę, pasidalinti su savo draugais, o galbūt kaip tik tokio papildo jie ir ieško.